Sveiki, aš Meda iš išmaniųjų galimybės.lt. Šiandien yra neeilinė diena ir iš tikrųjų labai yra džiugu, jog mane pastebėjo Sponge planšetinių kompiuterių bei MP3 grotuvų gamintojas. Ir iš pradžių aš norėčiau pristatyti šiandien planšetę Sponge Tab 8. Iš tiesų matome, planšetė yra dengta aliuminiu. Jeigu aš neklystu, tai viskas tvarkoj. Matome tiek pavadinimas pats yra toks neįkyrus akiai, yra nedidelis kampe. Matome mygtukai taip pat yra patogiai dešiniam krašte, garso mygtukai, įjungimo mygtukas. Čia yra ausinio jungtis, micro USB jungtis, garsiakalbis. Ši planšetė turi 2 megapikselių su LED kamerytė gale, kuri yra skirta, tarkim, kokiem dokumentam ar kažkokį tai failą norim sukopijuoti, kažkokį tai, tarkim, dokumentėlį, kurį nori nusiųsti internetu, tarkim, kad ir atsisakyti automobilio draudimo. Tai paukšti ir yra. Aišku, žinoma, negali tu ten nufotografuoti kažkokio tai didelio plakato, kažkokios kokybiškos nuotraukos, bet tarkim dokumentam tai šita kamera yra pakankama. Taip pat turime 1,3 priekyje vaizdo skambučiam skirtą kamerytę, labai patogi. Šioje planšetėje, aš kiek žinau, yra GPS imtuvas, kuris yra labai patogus važiuojant. Va, tarkim, šiandien važiavau pas draugą ir iš tikrųjų nežinojau, kaip važiuoti, kur važiuoti. Nusistačiau ir labai patogiai atvykau iki reikiamos vietos, kadangi šis GPS imtuvas nereikalauja jokių interneto. Čia įsikeli tiesiog žemėlapius, įsiinstaliuoji ir nereikia prisijungti prie interneto, važiuoji drąsiai. Iš tiesų dar norėčiau pasižiūrėti, kas įeina su šiuo planšetiniu kompiuteriu, kas yra dėžutėje. Taigi žvilgtelėsime, ką mums su šia dėžutė įdėjo gamintojas. Atsidarome dėžutę. Štai. Kaip nenori mums įdarosi. Na va. Ir pradėkime nuo pradžių, galbūt nuo pačio vidaus. Štai. Matome iš karto vadovą telefono. Pasižiūrime, kokia kalba. Įjungimas, išjungimas, miego funkcija. Nuostabu, iš tikrųjų lietuvių kalba. Vadovas labai patogu. Nereikia nei versti, nei ieškoti jokių translatų. Dar turime laidą su micro USB jungtimi. Ir vat, ką mes čia matome. One to go laidelis, kuris skirtas, štai prijungiame prie planšetės šį laidą. Čia ir jungiame, ką norime. Norime USB laikmeną, norime klaviatūrą, norime pelytę ar kažkokią tai informaciją įsikelti. Tai vat, prijungiame ir labai patogu iš tikrųjų yra, nes visą, ar pelytę, ar klaviatūrą, visą, žinokit, praverčia, jeigu kažkokį tai rimtą dalyką darysite su šiuo planšetiniu kompiuteriu. Taip pat matome įkroviklis. Taigi, pamatėme, kas viduje dėžutės. Tiesa, tai dar ne viskas. Iš tiesų, su šiuo planšetiniu kompiuteriu mes dar gavome dovanų. Gavome dėkliuką šiam planšetiniam kompiuteriui. Pabandysime išpakuoti, dėti ir pasižiūrėti, kaip apsirengia mūsų planšetkė ir kaip jinai atrodo su šiuo dėkliuku. Štai. Fantastika iš tikrųjų, labai geras dalykas. Nei ekranas braižosi ir tiesiog lieka švarus kompiuteris, jeigu kas tikrai mylit savo technologijas, tai tikrai praverčiantis dalykas. Štai, matome dėkliukus. Sėdėjo ir saugiai guli mūsų planšetkė šiame dėkliuke.
labai šaunu. Taigi, ko dar aš nepaminėjau, kad šis ekranas yra 8 colių, tikrai, wow, didelis ekranas, suprantat, bet tai fantastika, kad jis labai puikiai guli mano delne. Šis planšetinis kompiuteris turi 8 colių, iš tiesų IPS LCD ekraną, labai ryškų ekraną, daug spalvų atsiveria mums jį atrakinus ir aš kiek pamenu 1280 ant 800 raiška, tai čia yra nemaža raiška iš šio planšetinio kompiuterio. Taip pat turim Bluetooth 4 kartos, kuris labai mažai valgo šio kompiuterio resursų. Ir labai geras dalykas, žinokit, Bluetooth tai tikrai pasiteisina, aš turiu draugą, kuris visoje mašinoje dėgęs visą aparatūrą, atsineša savo, tarkim, ar ten planšetkę, aš nebepamenu dabar, ar telefoną, įsijungia savo magnetofoną, kaip ten galima pasakyti, visą žodžių įrangą savo automobilyje, įjungia savo Bluetooth telefone ir viskas pasigroja, visa muzika, ar internetu, ar ne internetu, bet žodžiu tikrai pasiteisina Bluetooth, ar namuose, tarkim, turit kažkokią įrangą. Taip pat matome čia nugarėlėje, turėtų mums atsidaryti, štai, va, atsidarom. Ir čia dedasi mūsų microSD kortelė, kuri plečiama iki 32 GB ir SIM kortelė. Žinokit, SIM kortelė labai atsiperka tuom, kad galite ir paskambinti, ir jums gali paskambinti, ir tu gali paskambinti. Iš tiesų, jeigu klausaisi ausinukais muziką, negirdi savo telefoną, tai jums skambutis peradresuojamas ir ateina į šį kompiuterį ir jūs galite rašyti žinutes, atrašyti, atskambinti, atsiliepti. Jeigu kažkur tai, tarkim, mašinoje keliaujate ir jums nėra to interneto, tai irgi į SIM kortelę įsidedat ir volia, internetas yra ir jums kelionė niekur neprailgs. Šis kompiuteris yra tikrai galingas tiek žaidimam, tiek filmų žiūrėjimam, tiek kažkokių klipų ar muzikos klausymosi, ar tiesiog kažkokio tai intensyvaus tikrai darbo, nes šis planšetinis kompiuteris turi 1,5 GHz taktinio dažnio procesorių, quad-core 4 branduolių, įsivaizduojat, tai yra nerealu. Taip pat yra 1 GB RAM atminties, o šis aparatas turi dar instaliuotą Android 4.4 KitKat programą, kuri labai mažai valgo tų resursų, tai 1 GB RAM jums užteks tiek darbui, tiek pramogoms, tiek žaidimams, tiek galbūt, aišku, ten minimaliais kažkokiais poreikiais, bet sakau, man šis planšetinis kompiuteris patiko, sakau, kaip ir minėjau, dėl GPS imtuvo, dėl Bluetootho, kuris tikrai, žinokit, prireikia, kad ir kaip bebūtų, jo prireikia visada. Dėl kamerų, 2 megapikselių kamera, bet iš tiesų fotografuoja gana raiškės nuotraukas. Dėl kameros, kuri reikalinga vaizdo skambučiams kažkokiems tai. Taip pat ausinių kištukas, microSD, viskas apgalvota. Taip pat dar vienas pliusas, tai yra 3G imtuvas. Galite, kad ir neturit interneto, kad ir, tarkim, kažkur tai randatės pas draugą, į kokį kompiuterį ir jums žiūrėk, kaip paprastas modemas, jums veikia internetas, veikia, atsidarot YouTube, atsidarot kažkokį tai kitą internetinį puslapį ir, žodžiu, pusiau telefonas, pusiau planšetinis kompiuteris, planšeto fonas. Tai tiek, o dabar norėčiau aš aptarti, pažiūrėti, kaipgi iš tikrųjų atrodo visos spalvos, kaip atrodo meniu, kaip atrodo mūsų nuotraukos, kaip iš viso groja mūsų muzika, garsiai, tyliai, kokybiškai ir kaip rodo mūsų šis aparatas video medžiagą. Štai ir įlendam iš šio planšetinio kompiuterio vidų. Matome, čia galima fotografuoti, galima per Google ieškoti, bet dabar tiesiog atsirakiname planšetinį kompiuterį.
Ir norėčiau dabar apžvelgti, kaip šis kompiuteris mūsų susidoroja su video kažkokiais tai failais, klipais. Va, matome, ekranas tikrai labai gražiai apsišviečia, kaip ir minėjau, 8 colių IPS LCD ekranas. Štai, randame mes galeriją. Ir mūsų galerija pasislėpus. Ir pasižiūrėsime. Štai. Klipas. Čia garso mygtukai, kaip minėjau. Nu, kaip matome, vaizdas mums visiškai nestringa, labai kokybiškas HD formatu rodomas vaizdas, jis jokio trikdžio, galima va permesti ir oba jau rodo. Labai nereikia laukti. Kaip minėjau, tikrai neturėtų šis planšetinis kompiuteris strigti. Atsidarome dar meniu ir pažiūrėsime. Na, čia aišku visokių nuotraukų yra, bet pagrinde man svarbiausia yra tai, kaip šis planšetinis kompiuteris susidoroja. Matome, atsidaroma galerija ir va iš karto jau klipas rodomas. Tai vėlgi galima pastebėti, jog planšetkė susidoroja su jai teikiama visa informacija. Mūsų meniu daug programėlių pasiūlyta, kaip Google, skaitytuvas, Gmailas, YouTube'as. Dar paminėsiu, kad šis planšetinis kompiuteris turi 4000 mAh akumuliatorių, kuris išsikrauna gal po kokių 2-3 dienų. Labai ilgai naudojamas jis yra ir aš net iš tikrųjų nustebau, kaip įmanoma su planšetiniu kompiuteriu naudotis iki 3 parų. Bet jis ištvėrė mano visus naudojimuosius šiuo aparatu. Taip pat yra 3G, matome, ryšys. Taipogi dar bandytume atsidaryti galbūt naršyklę, bet pabandome, tarkim, pasižiūrėti, kaip kraunasi mūsų internetas. Ryšio nėra, tai nepykit, bet matot, užsikrovė ir labai mūsų kompiuteris juda. Čia aišku, čia neužsikrauna, nes internetas šiuo metu yra lėtas, bet jis matome, susidoroja su visa teikiama informacija. Na va, užkrausime žaidimą ir pasižiūrėsime, kaip jis, ar greit užkraunamas, ar jis vertas, ar jis iš viso tinkamas šiam planšetiniam kompiuteriui. Radom, aišku, pirmąjį žaidimą. Aš nesu žaidimų mėgėja, nesu žaidėja, tad kad ir man nesigaus, tai žinokit, nepykit, aš iš tiesų, man ne tam reikalingi iš tikrųjų kompiuteriai. Bet ką žaidžia, tai manau tikrai nustebsit ir viskas bus tvarkoj. Matome, vaizdas daugmaž ryškus. Aišku, čia žaidimas neturi jisai daug kažkokių tai grafinių elementų. Bet kaip matome, žaidimas nestringa, va, kaip ir kiek judinu, taip ir minimaliai labai atsilieka nuo mano piršto pelytė. Tai ką iš to galima spėsti, kad kompiuteris po kol kas su mūsų žaidimu susidoroja ir veikia be trikdžių. Pasižiūrime į mūsų nustatymus, ką mes ten pamatysime. Gal dar kažkas tai yra naujo. Štai matome SIM kortelės informaciją apie šiuo metu visus tinklus. Matome, rodo prisijungta daug tinklų. Labai puiku, yra Wi-Fi įdiegta. Imtuvas, taip sakant, Wi-Fi yra Bluetooth. Galime ekraną
paryškinti kažkokį tai ryškumą, padaryti ryškiau, tamsiau, bet kaip minėjau, akumuliatoriaus talpa yra didelė, todėl baimintis, kad planšetinis kompiuteris greitai įsikraus nereikia ir nereikia ten jo labai tamsinti. Galime pasižiūrėti ir baterijos informaciją, kas kiek suvalgo, va, tarkim, žaidimas visai nedaug valgo, daugiausiai galbūt Wi-Fi ryšys, Android sistema taip pat tikrai nedaug, 23%, tai čia yra nedaug, čiagi visa pagrindinė informacija. Taip pat, ką norėjau paminėti, kad šiame planšetinėme kompiuteryje yra 8 GB vidinės atminties. Tai yra nemažai ir galime tikrai ir tiek filmus, tiek kažkokią tai video medžiagą, nuotraukas be problemų, ne taip, kad savaitė praeina ir trini iš karto, o tiesiog kaupti ir po kažkokio tai mėnesio ar kažkurio laiko tiesiog prasitrinti, bet kadangi galime įsidėti microSD kortelę iki 32 GB, tai tikrai užteks. Dar galime pasižiūrėti Office Suite 8, matome įdiegtą. Visos reikiamos programos šiame planšetinėme kompiuteryje yra. Ir tarkim, einame kurti dokumentą. Ir štai, va, tarkim, tokiam dokumentui labai yra want to go tas laidas, kurį galima klaviatūrą pasijungti ir labai greitai parašyti. Nu, bet galime, va, tarkim, kaip matome, labai patogi klaviatūra ir niekas nestringa, labas, ten, tarkim, kaip sekas, vat, baksnuoju labai greitai ir be problemų jokių. Na štai matome. Hey, hello. Ir va, nepadariau dar po kol kas klaidos, nors skubu ir tikrai nelaukiu kažko. Tai va, laikinkit, šarinkit mano video, rašykit būtinai, komentuokit, aš jums tikrai turiu ką pristatyti ir su laiku jūs sulauksite tikrai žymiai daugiau video apžvalgų. Įdėkime, vis dėlto aš norėčiau įdėti.